Sveiki visi ir mes sugrįžtame į Bed Wars. Tai gerai, mes grįžtam vėl ir čia ir kažkodėl nėra garsų, tai greitai tai padarysim, kad jie atsirastų. Ir bėgam pasidaryti blokų. Gerai, tiksliau gal nusipirkti jų. Gerai, nusipirkam šitie blokų, apsistatom šitą lovą greitai, kuo greičiau, tuo geriau. Esu baltas, gerai, reikia atsiminti savo spalvą, nes pastebėjau, kad daug kartų esu užmiršęs savo spalvą. Gerai, galim bėgti į viduriuką, na gal dar iki deimantų pasistatysim pirmą. Ir tas bičiukas net nežino, kad jis mane man atrodo pamatė. Hello! Sveikas, drauguži, kaip gyveni? Statysis vis tiek, kaip matau, tu mėgsti rizikuoti. Okei, jis statosi dar aukščiau. Jis galvoja, kad aš turiu daug blokų, todėl... Holy shit! Jis numirė? Ir iš tikrųjų aš nenoriu su juo labai kovoti. Aš gal tiesiog pasirinksiu atsitraukimo būdą ir trauksiuosi į savo salą. Turėčiau rasti čia šiek tiek goldo ir dar trūksta vieno ir būsiu biškį geriau pasiruošęs kovai. Gal aš tą goldą pasidėsiu, šitus panaudosiu. Bam, turime geresnius kardus. Jis rušint manęs tikiuosi nesugalvos, bėgti link manęs. Na, jis kaip tik biškį gal galvoja tai daryti. Holy. Nepaimsi mano deimanto. Nice. Iš tikrųjų man jį reikia pašalinti žaidimo, nes jis man kelia daug problemų. Tai dabar aš žadu pasiimti blokų ir šarvus geresnius ir bėgti link jo, nes kito varianto kaip ir nelabai man te lieka. Gerai, pasimkim šarvus, šiek tiek blokų. Jis apsistatęs su medžiu, man atrodo. Taip, tai yra su medžiu, tai kol gausiu kirvį, tai tikrai labai daug laiko praeis, tai tiesiog jau reikia man iš karto bėgti link jo. Gerai, atbėgau čia ir jo lovas sunaikinta kažkokiais būdais. Tai reiškia, kad jį kažkas jau atakavo ir kas jį galėjo atakuoti, aš net neįsivaizduoju. Nebent jis pats savo lovą susinaikino, kas būtų šiek tiek keista. Pirmą kartą matau taip, kad susinaikintų kažkas savo lovą, nes turbūt manęs įsigando. Gerai, mes esam viduriuke. Tikėkimės, kad emeraldų dar nieks labai neprarinko ir jie jau prarinkti. Damn! Kaip greitai visi čia spėjo viską padaryti, kol aš kovojau. Ir ar raudonas dar taip egzistuoja? Taip, jis egzistuoja žaidime ir jo saloje nėra, todėl aš galiu tiesiog nubėgti į jo salą ir pabandyti jį sunaikinti. Kas manau, kad man pavyks, aišku, aš dabar nematau, kas yra... Aš taip ir galvau, kad jis grįž ir jis grįžo. Ir aš turėjau ganėtinai daug resursų, kuriuos praradau. Iš tikrųjų gaila. Gerai, mes vėl beveik pasiruošę ir galėsim bėgti vėl žudyti. Iš tikrųjų man reikia emeraldų ir deimantų, tai saloje aš per daug nenoriu užsibūti, nebent dar taip padaryti greitai. Irgi būtų labai gerai. Biškai apsistatyti geriau. Kaip čia man apsistatyti? Va taip va, puiku. Šiakia tokia apsauga didesnė pasidarint, tai šiek tiek daugiau laiko mūsų apsauga gyvuos. Jo. Bėgam emeraldų ir lenkti. Ir emeraldų ar bus ar nebus. Įdomu. Iš tikrųjų jų yra. Puiku. Nėra. Tikiausi, kad bus. Ir aš dabar tave... Aš tau atkeršinsiu raudonas. Tarp mūsų vyks didelis faitas, nors tu gyveni ir kitoje pusėje. Bet tai man didelės įtakos tikrai nedaro. Gerai. Ateik čia, drauguži mielas. Ar aš spėsiu tą bloką išgriauti, ar ne? Turėčiau spėti ir tada atsitraukiu. Palauksiu, kol jis atsiras, nes jis kai atsiranda šio kurį laiką negaliu mušt. No. Jis vėl padėjo, jis labai protingai pasielgė. Damn. Aš visgi galėjau iš karto lovą sunaikinti. Ir dar mėlynas. Mėlynas renkasi deimantus. Gerai. Žinosim. Eik iš čia. Dabar aš turiu mėlyną pagauti. Tuoj bėgam iki mėlyno greitai. Turėčiau šį pagauti labai greitai. Kur tu, draugelį, bėgi? Link savo salos kaip spėjo. Atik čia. Oba, namitėm. Puiku. Iki jos salos nebėgsiu, nes ten reikia pikekso, kad galėčiau iš jo salą ten normaliai patekti. Tai aš jo neturiu, tai tikriausiai, kad ir nenoriu aš ten veltis į tuos juodus darbelius. Gerai,
Turim 6 emeraldus ir iš tikrųjų galim bėgti pasimti šarvus. Šarvai labai praverstų. Taipogi kartu gal pasiupgreidinkime armorą ir savo kepyklėlę, kurioje mums duoda ironą ir visą kitą naudingą dalyką. Tai pasimkime aišku armorą, kurio aš dar nepasimiau, ir turime deimantinį armorą. Puiku. Dabar man reikėtų pasimti gal porą golden apple ir kiek išeina šitų. Išeina nemažai, turėtų išeiti 2 pagal mane. Iš tikrųjų aš turėčiau pasimti pikeksą, nes pikeksą man reikėjo, aš jo neturėjau. Gerai, pasimė pikeksą, resursus galim susidėti, čia pasimt. Pikeksą, kodėl aš įsidėjau. Lol. Gerai, bėkime į priekį, į mūšį. Kadangi aš likau tik su žaliu, todėl nusprendžiau atakuoti jį, būtent jį. Ir aš bijau, kad čia po tuo sluoksniu nebūtų dar kokio sluoksnio. Oh, shit, son. Koks jis piktas. Oh, eikto. Netyčia panaudojau ne tą, ką turėjau panaudot. Man atrodo, na, jis neturėjo gauti resursų, nes jis tuo metu buvo miręs. Tai gal ir gerai, bet nelabai gerai, nes vis tiek. Bet nieko, mes turim viskam, ką mums reikia resursų, tai greitai mes pasimsim viską. Kartą turim blokų ir aš vėl bėgsiu pas jį, nes kito varianto nerandu. Reikia man jam neleisti atsistatyti, prisistatyti ir, žodžiu, daugiau visko gauti už mane. Ir iš tikrųjų dar būtų smagu ir tiek deimantų parinkti ir emeraldų. Jeigu surinkčiau dabar 6 emeraldus, galėčiau grįžti į bazę ir pasimti kardą arba lanką. Na, lankas gal labiau praverstų, tada aš jį galėčiau žudyti iš toli ir jam tiesiog neleis nieko daryti. Tas būtų ganėtinai smagu. Iš tikrųjų, lankininkas nesu labai prastas. Jo, mes surinkom 6 emeraldus, tai aš grįšiu į bazę ir pasimsiu lanką. O tas bičiukas bėga link manęs. Ne, jis tiesiog apsistato. O, jis bėga link manęs, puiku. Todėl aš jį gal galėčiau užmušt, aš taip galvoju. O, kamikadzė! Kamikadzė! Puiku, užmušėmės jį ir aš nenoriu bėgti link jo, nes jis atsiras ir po to man gali būti blogai. Todėl aš tiesiog nusprendžiau grįžti į bazę. Gerai, mes bazėje ir kol prabėgom į bazę susirinkom labai daug resursų. Tai aš visus juos panaudosiu geriems tikslams, pasimam iš karto lanką, pasimam daug sterilių, na, tiksliau, kas tas daug. O, aš pagalvojau, kad čia jo nikas, vat, šitoje vietoje. Taip. O, san, tu, velnio išpera, tu man lovą sunaikinai, aš taip, man taip ir, tiksliai taip ir buvo. Aš tiesiog per savo netidumą nieko nedariau, kas yra ganėtinai liūdna. Labai liūdna, kad taip gavosi. Iš tikrųjų, gal pasimkim golden apple. Sterilių kol kas turiu. Puiku, viską susidėkime visus resursus čia kol kas, nes jų man neprireiks. Ir iš tikrųjų galiu aš bėgti link jo ir tada aš jį bandysiu atakuoti, spaust ir, žodžiu, nieko jam neleis pasimt. Ir tiesiog, jeigu jis išeis iš bazės, jis pralaimės žaidimą. Iš tikrųjų, man dar reikėjo gal TNT pasimt, bet neturėjau goldo. Arba aš jį tiesiog išnaudojau visą, ne tai, kad neturėjau. Ir jo, dabar vienintelis variantas lieka man tiesiog bėgti link jo. Ir įdomu, ką jis darys, jeigu aš įsitrauksiu lanką. Gerai, biškai čia patogiau susidedam gal daiktus. Taip va, puikiai, dar šitą oboliuką pakeičiam ir čia. Puiku. Įdomu, jis lanką turi ar ne, bet iš kur turi. Jesus Christ. Turi lanką žmogus. Pataikom vieną. Kodėl nepataikiau? Antrą už tai pataikėm ir trečią pataikėm. Ir gaunasi taip, jog visus pataikėm. Puiku. Aš čia truputėlį apsistatysiu greitai. Ir pasidarysiu, per kur man kovot su juo. Ar aš pataikysiu? Jis turėtų lįst pro ten. Jo, jis lindo pro ten, puiku. Matau šią kūno tenais. Puiku. Jeigu jis mirtų, jis prarastų savo lanką. Oh, no. Oh! No! Jis pataikė tą lemiamą šūvį ir vis tiek aš surinkau už jį daugiau nužudimų. Tai manau, kad tiesiog turėjau laimėti aš, o ne jisai, na, bet per savo durnas klaidas aš pralaimėjau. Taigi šokime į kitą žaidimą. Gerai, taigi šį kartą nusprendžiau žaisti 4 prieš 4, prieš 4, prieš 4, prieš 4 ir prieš 4.
Man atrodo, kad jis truputėlį mažai paėjo ir aš viską susirinksiu. Man tinka. Iš tikrųjų, man tinka. Aš labai iš tikrųjų daug resursų ne... Ups. Čia team upgrades. Susimaišiau. Pasimsiu iškart geresnį kardą, pasimsiu blokų ir statausi iki vidurio. Tikėkimės, kad mano komanda apstatys. O, labai puiku. Turim žaidėją, kuris rūpinsis baze. Pagaliau, jei. Ir čia tas pats žemėlapis, kuriame aš pralaimėjau. Todėl negaliu leisti pralaimėti savo antrą kartą. Tiesiog reikia greitai man pasistatyti šitą tiltą iki kitos, na tiksliau ne kitos, o iki pagrindinės salos ir bandyti užkariauti ją, uždominuoti kaip alfa patinas. Aha, reikia pasistatyti savo laiptelius, darysimės 2. Kodėl 2? Tai labai paprasta priežastis va tokia. Lengviau įsisprintint. Iš tikrųjų, netgi gal ir 3 galėtume daryti. Nes tada labai lengva įsisprintinti, va taip va užbėgti, jeigu bėgi nuo kažko. Ei, čia tik toks putelį. Aha. Aš... O. Wow. O dabar, matot, bėgu nuo kažko ir labai lengva pabėgti. Ir dabar... Haha. Truputėlį tave apžaidžiau. Dabar apžaisiu. O, atik čia. Kritikalas, dar kritikalas, mirei. Tu mirsi irgi. Ir gerai, dabar noriu bėgti į bazę. Bet noriu emeraldų. Sunkus apsisprendimas, žiauriai sunkus. Ir matau, kad žali renka... O, aš mėlynas, jeigu net užmiršau. Tiesiog išgirdau, kad kažkas už manęs vaikšto ir žiauriai norėjau jį nužudyti ir girdžiu, kad už manęs yra ir tikrai nesavas. Wow, galėtų tokių dalykų geriau ir nebuvo, tokių, kur truputėlį pastringa blokų statymas. Gerai, aš dabar viską pasidėsiu į chestą. Aišku, dar susirinksiu, kas čia yra. Puiku. Pasimkime geresnį armorą. Aišku, ne čia tas armoras mūsų. Pasimkime armorą, pasimkime geresnį kardą ir galim viską pasidėti į chestą savo. Jiems nenori duoti, nes jie nemokės to naudot. Tai truputėlį sėda. Ok, mano komanda kažkokiais būdais sugalvojo nugriauti šitą tiltą, kad aš negalėčiau bėgti į vidurį, tai... Arba parbėgti. Ir jeigu jis vėl tai sugalvos padaryti, tai biškai sėda. Tu bėgsi pas mane? Aš tikiuosi, kad bėgsi pas mane. Puiku. Labai puikia technika, dabar jis to nesitikėjo visiškai ir gavo tiek daug žalos, jog dabar jis priverstas bėgti nuo manęs. Bėg iš čia. Bėg, brisiu. Kur tu čia lendini į savo teritoriją? Tu turėtum turėti resursų, spėju. Arba jų kaip tik neturėti ir aš tau atiduosiu resursus visus. Wow. Tikrai prastas sprendimas man prieš jį kovoti. Aišku, gerai, kad įsisaugau savo akmeninį kardą bent jau. Tai kas man dabar leidžia grįžti gal į tenais ir jam atkeršint. Aš tikrai labai noriu... Jeigu mano komanda rūpinasi baze, tai yra žiauriai puiku ir aš galiu leisti savo tiesiog bėgiauti ir žudyti visus. Aš va tokį va vieną, pagauti vieną, kur jo komando narys jį palieka ir... Jam žiauriai nesiseka. Gerai, ką tu darai? Tu kažką darai, nežinau ką, bet aš noriu bėgti nuo tavęs. Ir aš neturiu blokų prabėgti gal į bazę. Tu bėgsi pas mane? Tai tu nukrisi ir mirsi. Ir tu mirsi. No. Iš tikrųjų, aš labai mažai gyvybių turiu, tai man čia reikėtų atsitraukti. Gerai. Wow! Man reikėjo dar vieną smūgį ant trenkti ir jis būtų tikrai miręs. Ir gerai, man atrodo, užtenka čia bėgti kaip bepročiai ir daryti nesąmonės. Laiką šiek tiek susigriebti ir pažaisti normaliai. Šitas emeraldas renka jau kelintą kartą, aš jį matau. Atik čia. Viskas, aš tą paėmiau emeraldą. Viskas, mirėjai. No! Jau, galėjai išgyventi, jeigu nebūtum laikęs W raidės. Visgi negalvoju, kad išgyvens ir tiesiog jau iš panikos laikė tą raidę. Tai gerai, dabar aš parbėgsiu, pasidėsiu viską ir grįšim. Gerai, pasimėm pikaksą, pasiėmėm kardą geresnį, nes turėjau goldą ir dabar visą kitą goldą žadu taupyti lankui. Nes čia tas lankas tai tikrai turėtų pravesti. Iš žalių kažkas atsijungia, kaip matau, tik čia geltonas rinki emeraldus, nes savo zonai. Kaip tu pabėgsi? Čia labai sunku pas tave pabėgti, nes jūs patys savo gadinaties įėjimą labai sunkiai pasidarė. O, aš tikrai ten nenoriu eiti ir net nenoriu. Wow, kiek jų čia dar atbėga. Ar man pavyks pabėgti? Turėtų pavykti.
Aš pasimsiu šitą emeraldą. Jis atsirado ir aš pabėgsiu. Wow. Ok. Tu ilgai turėsi griauti, jeigu norėsi viską išgriauti. Ką tu, drauguži? O tik čia. Wow, šitas tikrai labai gerai žudosi, bet jam pritrūko šiek tiek žalos. Aha. Tu šaudai į savą žmogau, ką tu darai? Imk strėlę savo ir toliau gyvenk. Tik nenumirk su tuo lanku, nes jis daug kainuoja. Mano auksas. Vagis. Jis baisus vagis. Ir man reikia 24 aukso, aš turiu vos 6. Tai jo, dabar tiesiog pastovėsiu ir palauksiu šiek tiek aukso. Tai gerai, nusprendžiau aš to aukso visgi nelaukti, nes jo reikėtų laukti labai ilgai ir man trūksta tik vieno emeraldo iki deimantinių šarvų. Tai visgi gal man labai apsimokėtų vidury pasisukinėti. Iš tikrųjų aš labai nenoriu sukinėtis, tai aš geriau tiesiog čia palauksiu 30 sekundžių. Ir laikrodį turėčiau matyti. Jo, puikiai labai matau. Šitas bičiukas nieko neturi. Matyt, jo komanda viską daro, o jis nieko nedaro. Wow, vos nemirėm. Grįžkim atgal greitai. Vos dar nenukritau. Gerai, emeraldai atsiras už 5 sekundžių, tai kol dabėgsiu turėtų atsisponinti. Davai. Mirsiu. Nuo šito tikrai mirsiu. Iš karto pamačiau, kiek jis man žalos padarė. Bėgam nuo jo kuo greičiau. Gerai. Turim vieną emeraldą. Turime savo ender chest'e dar 5 ir šarvai kainuoja 6. Tai turime bendrai 6 ir kas yra žiauriai nice. Ir mes pasimsim gerus šarvus. Bam! Deimantiniai šarvai. Ir čia nieks nesurinko goldo, tai aš jį surinksiu. Nes kodėlgi ne. Ir vėl bėgsiu rinkti deimantų. Ten deimantų surinks. Gerai, tai aš nesuprantu, ką jie upgradeina iš viso. Nes upgradeai, kaip aš matau, tai yra visiškai jokie. Ta prasme, jokie. Absoliučiai. Čia emeraldai renkami, bet aš jiems sutrukdysiu. Jie pamatė, kad aš turiu deimantinius šarvus, jie bėgs dabar nuo manęs. 1 prieš 2. Vienas tik medinį kartą turi. Oh no, aš žiauriai galėjau lengvai laimėti, nes vienas tik medinį kartą turėjo ir jis man beveik damage nedarė. Gerai, žalias ateik čia, tu žiauriai mažai gyvybių turi. Aš tai užmušiu žudbūtinai, kad ir kaip tu nenorėtum, bet tu turėsi mirt. Ir jis tikriausiai net nesitikė, kad... Wow, aš dabar kur čia atbėgau, tai aš pats patikėti negaliu. Bet... Aš abudu nužudžiau. Gal geriau bėkim atgal, nes aš neturiu gyvybių. Oh, Jesus. Ar aš pabėgsiu? Ar už manęs kažkas yra? Nu, nieko nemačiau, tai turbūt nėra. Pasimsiu dar šitą emeraldą ir įsimesiu į savo ender chest'ą. Matau žalę, kuris bėgioja ir tikriausiai nori mirt. Tai mes jam parodysim, ką reiškia mirtis. O tik čia! Bet pas jūs enchantinti šarvai ir žiauriai su jais sunku kovot, nes... Kaip jis What? Negi įsikrito štai ten. Wow, no. Nepataikė. Gerai, bėkim. 2 emeraldai, turiu juos išgelbėti. Jei, aš juos išgelbėjau labai puiku. Ir kodėl nieks nepaupgradeina, pavyzdžiui, Golden Forge. Jau jis paupgradintas, bet kaip matau, dėl kardų ir viso kito nieks net visiškai nesidomi. Kaip bebūtų gaila. Gerai, tai... Reikia bėgti atgal, nieko nebus, jau kad ir kelintą kartą sakau, bet man dar trūksta 2 emeraldų ir aš galėsiu pasimti lanką. Tikriausiai pasimsiu lanką iš emeraldų. Ir čia, kad galėčiau parbėgti, reikia pasistatyti, nes po to taip greitai dar galiu nespėti pasistatyti. Ir čia pasidarom greitai ir kažką aš mačiau, ne, nieko. Vienas emeraldas yra ir kitą, man atrodo, paėmė tas raudonas žmogeliukas, kuris ką tik nubėgo. Tai mums teks dabar palaukti 20 sekundžių. Nu ką, žaliu, kad bėgi pas mane? Aha, jis iš tikrųjų prieš mane laimėtų, nes jis turi enchanted swordą ir enchanted šarvus. Ir biškai nelogiškai gaunasi, kad jis manęs bijo. Jis turbūt nesupranta, kad jis yra už mane stipresnis, bet... Ok, man tai tikrai labai gerai sekasi, jeigu jis link manęs nebėgs. Čia nieko nepadėjo, tai aš čia padėsiu truputėlį daugiau.
čia va visur, ir va čia va visur, žodžiu, apstatysiu, nes blokų tikrai turiu. Va, puiku, kaip puikiai viskas išėjo. Dabar man tik reikia pasimti visus šitus dalykėlius, kuriuos esu prikaupęs per ilgą laiką ir visus dabar man reikės juos išnaudot. Wow, kažkas pas mus atbėgo. Ar tu tikrai nori mirti, seniuk? Pats pagalvo, ką čia darai? Ką čia veiki? Ką čia veiki tu? Gerai, turim 13 kilų, turim strėlių. Visą kitą goldą, manau, pasidėsiu, nes turiu jo daug ir visom strėlėm aš nenoriu išnaudoti kažkodėl. Bet turiu daug irono, kurį aš tikrai išnaudosiu. Nusipirkdamas štai tokius fireball. Jo, va. Puikiai išnaudojam. Dabar galim čia pasidėti. No! Jau paėmiau. Nice. Jau galvojau, kad praradau savo lanką. Jau truputėlį buvau sad. Na, ne truputėlį. Buvau gerokai sad. Gerai, taigi pasidėm blokus čia. Viską susidėm čia. Oba. Ir galim bėgti į priekį. Gerai, pabandom šitus jūsų susprogdinti įėjimus. Ir ten pabandom susprogdinti. Čia labai sunkiai jie mėtus iš tikro. Kodėl nepataikiau? What? What? Iki. Ir tau tai bus iki. Iki. Tu dar nori gyventi, ne? Wow, aš koks klišas. Wow. Wow, aš nieko nepataikiau visiškai. Apmaudu tokį gerą lanką turint, nieko nepataikyti. Gerai, taigi susirinkame emeraldus, ai dar čia tik atsiras. Turim 8 deimantus, tai manau man pačiam reikės team upgrade'us su swordais ir visų kitų linksmų dalykelių. Iš tikrųjų galėjau pasimti Iron Swordą. Gerai, dar vienas šūvis. Kur dar vienas šūvis? Kodėl aš čia nepataikau? Gerai, tu mane rušini, čiuvakas. Tu turbūt nežinai, ką gali padaryti lankas. Puiku, jis nežino, ką gali padaryti lankas. Todėl jis mirė. Gerai, bėgam. Čia gal emeraldai nebus surinkti. Ne, visgi surinkti. Taigi aš kaip matau raudonį labai bandoma spausti mūsų. Gerai, puiku. Jeigu man tą pavyktų numušt, arba šio kaip tik nenoriu numušt, kad jis grįžtų į savo bazę. Nebeturiu strėlių. Griauk, drauguži, griauk. Aš tave apginsiu. Taip, tavęs dabar nemato. Griauk, mums apsimoka. Man kela duoda, man tikrai labai sueina tai. Ir galim bėgti dabar į savo bazę. Ir turėjo atsirasti emeraldai, tai dar kartu ir emeraldus paimsiu. Sekasi neblogai. Pataikiau keletą strėlių, išnaudojau savo tuos blokučius. Dabar po vieną TNT sumesiu labai gražiai. Mesiu štai čia. Aba, vienas. No! What? Dude, please, no. Prašau, bent jau tu nukris gerai. Okay. Jie turi deimantinius šarvus, bent jau kai kurie iš jų. Ir man atrodo, vienas iš jų yra atsidiskonektinės, arba netgi 2. Jeigu 2, tai labai puiku. Bet čia aš jūs vienas pabandytų spaust. Ir ar man kažkaip pavyktų čia padaryti sneaky peeky like? Ir jie galvoja, kad čia manęs nėra. Puiku. Tik man reikia kažkaip pasislėpti čia gal. Oba, va čia va, puikiai labai pasislėpčiau. Puikiai labai. Ir jeigu jie labai norėtų, jis atsistatinėja. Aš jam negaliu leisti atsistatinėti iš tikro. Reikia pasiruošti čia.
Ir turiu rizikuoti, iš tikrųjų, turiu žiauriai rizikuoti. Gerai, mano savas padės tinti. Sunaikinsim į lavą. Viskas labai puikiai, jis pats savęs sprogdinasi. Wow, aš miriau. Bet jų liko tik 3. Turiu 9 emeraldus ir aš numiriau, nes aš noriu juos visus greičiau pašalinti žaidimo. Jeigu mes visi tiesiog paimtume ir nubėgtume pas juos, ko mano komanda nedarys ir čių nežada daryti, mes jūs tiesiog galėtume išskersti ir labai lengvai laimėti žaidimą, bet mano komanda to nelabai nori daryti, kaip matau. Kas yra gan sad. Ir aš turėjau 9 emeraldus, kuriuos praradau, taipogi galėjau pasiimti diamantinį kardą ir galbūt netgi dvigubai geresnius dalykus. Wow. Ai, ten savas, aš pagalvojau, kad ten priešas. Jau net norėjau pradėti eiti pirkti blokų ir žodžių bėgti ir žudyti. Na, jūs manau suprantate, ką norėjau daryti. Gerai, taigi bandom vėl bėgti. Kol kas teammate'ų yra, pasimkime emeraldus. Gal visgi dar vienas bus kažkur pabėgęs, tai teks dar apspirkti ar kažką panašaus. Ir pasivėjau, kad mes pradėjome mirdinėti. Mes juos žudėm, bet mes pradėjome mirdinėti, kas yra liūdna. Tu blokų neturi, ar kaip tave suprasta, tik blokus jo papa. Gerai, aš išviliosiu juos čia. Tau visa užduotis bus nužudyti. Tada. Gerai, jo, tu žudyk, aš vilioju. Tu žudyk. Mūsų lavas sunaikino ir jie yra tada tik, ai, čia visų lavas sunaikino. Wow, tada aš nelabai galiu mirti. Laikus sunaikino, aš net nemačiau, kad naikins dabar lavas. Wow. Wow, miriau. Jo. Taigi, miriau ir taip atsitiko, kad nepastebėjau tiesiog laikmečio ir taip atsitiko, iš tikrųjų liūdna, nes jie gali laimėti dabar žaidimą. Kol mano komanda čia kažką bandė gaminti ir kai mes galėjom tiesiog visi, kol turėjom lovas, bėgti ir nužudyti juos, jie tiesiog nusprendė tuo laiku kažką veikti, rinkti resursus ir tobulintis, kas yra tikrai neprotinga, bet aš jiems linkiu sėkmės ir aš turiu atsisveikinti su jumis, tai iki kito karto ir čiau.